Kontrolė visų prašom paruošti bilietus. Labą dieną. Na jau šitos beždžionės bilieto aš neimsiu. Dar užsikrėsiu kokią ligą. Tegul jie grįžta į Afriką. Bananų valgyti. Amonį saka. Tau. Tu juodas skūrė. Amonį saka. Tai kodėl tap šalka per visą autobus kleidas? Juk aš gerai girdu. Daužtų automobilį. Aš taip ir galvoju, aš taip ir žinojau, kad visi juodaskūriai važinėja be bilietų. Priviso čia jų. Mieste negali ramiai praeiti, kad neatsitrenktum į vieną iš jūsų. Va, pati ne kartą mačiau mieste, kai važiuoja be bilietų. Jūs gal truputį apsiraminkit, ko čia šaukėt ant vaiko? Atsikabink tu nuo jo, patikrink tą bilietą ir eik lauk. Kokią teisę jūs turite rėkti ant vaiko? Kur jūsų tolerancija? Per tokius imigrantus kaip jie, aš ir neįstojau galbūt į aukštąją mokyklą. Nemanot, kad tai jūsų problema? Absurdas. Mano nuomonė, jie reikalingi kaip šuniui penktakoja. Šit man bilietas. Tik daugiau taip nebešauk. Šiek dar jis mokys mane. Dink iš autobuso, kad aš tavęs nematyčiau čia. Jūs neteisus, gerbiamasis. Ar ne laikas būtų nustoti gyventi akmens amžiui, be kultūros, be suvokimo, be paprasčiausio supratimo, kad kiekvienas yra žmogus? Koks skirtumas, kokia žmogaus oda, geltona ar juoda? Ar jis tampa kažkokiu tai ateiviu, mums, baltiem? Ką aš neteisus? Visi taip apie juos galvoja. Tegul dingsta greičiau iš čia. Ir iš viso, kas jūs? Aš kaip tik dirbu lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje. Ir šios situacijos taip nepaliksiu. Labas. Kaip tu? Ne visi pas mus tokie storžieviai. Galiu gal tau ko padėti? Eina? Galiu? Visiems užteks vietos po saulę. Neskirstykime žmonių pagal rasę, tautybę ar jų tikėjimą. Kiekvienas žmogus turi teisę pasirinkti, kur mokytis ar dirbti, su kuo kurti šeimą, kurioje šalyje gyventi. Gerbkime kito pasirinkimo laisvę. Pagalvokime, juk žemė yra visų mūsų namai.